Sveiki, gerbiami kineziologijos mėgėjai. Šiandien norėjau Jums papasakoti apie tokią aktualią problemą, kaip skydliaukės disfunkcijos. Turbūt visi esame girdėję apie tokio tipo disfunkcijas ir šiandien paminėsiu, kokie yra pagrindiniai simptomai, kaip pasireiškia skydliaukės disfunkcijos. Jos būna dviejų rūšių. Tai yra hipotireozė, kada skydliaukės funkcija yra sumažėjusi, ir hipertireozė, kada skydliaukės funkcija yra suaktyvėjusi, dėl tam tikrų priežasčių. Ir dar paminėsiu, kaip yra reguliuojama skydliaukės funkcija, kokie organai ją labiausiai įtakoja. O pradėkime nuo to, kad šiek tiek supažindinsiu Jumis su anatomija, kaip atrodo pati skydliaukė. Ir gal ne visi esat susipažinę. Tai va, čia yra priekinis vaizdas. Kaip matote, pati skydliaukė yra peteliškės formos, tiesiai po angerkliu. Mūsų angerklis yra va štai šitoje vietoje, Adomo obuolys vadinamas. Žemiau yra mūsų tymusas arba čiuobreliaukė. Čia matosi trachėja, du plaučiai. Tai va, tokia yra anatominė struktūra skydliaukės. O dabar paminėsiu apie simptomus. Galbūt kažkas atpažins tam tikrus simptomus ir jums bus įdomu paklausyti. Tai jeigu kalbant apie hipofunkciją, pagrindiniai simptomai būtų tokie. Kada aš ruošiau šiam video, aš radau daugiau kaip 100 skydliaukės disfunkcijų simptomų. Tai reiškia apie 50 hipotireozei ir apie 50 hipertireozei. Tai įsivaizduojat, viena liga gali turėti apie 100 įvairių pasireiškimo būdų. Aišku, simptomai gali būti sugrupuoti, gali būti keletas simptomų pas vieną žmogų, nebūtinai tik vieną simptomą turės. Bet aš buvau labai nustebęs, kad skydliaukės disfunkcija turi tiek daug išraiškų ir labai dažnai žmonės net nežino apie ją. Tai vat pradėkim nuo hipotireozės. Čia yra pavaizduota hipotireozės simptomatika. Tai kaip matot, pirmoje vietoje aš išskyriau silpnumą. Dažniausiai žmonės, kurie turi, sakykime taip, silpną skydliaukę, jie jaus gana dažną silpnumą. Ir ypač, taip, antroje dienos pusėje, bet ne vakarop. Toliau yra šalčio pojūtis, tokiems žmonėms dažnai būna šalta, arba jie šalčio netoleruoja, nori šilčiau apsirengti. Plaukų slinkimas, čia aišku moterim gal daugiau aktualu, padidėjęs svoris, nes keičiasi metabolizmas. Skausmingos mėnesinės, nesenai turėjau mergaitės 16 metų, kuri skundėsi skausmingom mėnesinėm. Ir mama ją atvežė ir kaip tik mes radom, kad buvo dėl skydliaukės sutrikimų. Toliau labai aktuali problema - padidėjęs cholesterolis. Jis irgi gali padidėti dėl skydliaukės bėdos. Depresija, bloga atmintis, turbūt po COVID daug kas skundžiasi pablogėjusi atmintim. Tai skydliaukės bloga funkcija yra viena iš priežasčių. Dirglumas, nervuotumas. Tie žmonės, kurie yra jautrus, išreikštas toks, sakykime, padidėjęs emocinis fonas, to priežastis gali būti skydliaukės hipofunkcija. Kita kategorija simptomų tai yra hipertireozė, arba kada skydliaukės funkcija yra suaktyvėjusi. Tai kokie simptomai? Pirmiausia, atsiranda gūžys arba padidėjusi skydliaukė. Gūžys reiškia priekiniai kaklo daly, tokį išryškėjusi mazgelį arba kauburėlį kažkokį. Tai reiškia, kad skydliaukės funkcija yra aktyvi ir jinai nuolat hipertrofuoja, jinai didėja. Toliau padidėja širdies susitraukimo dažnis, reiškia, jeigu pulsą žiūrėtume, mūsų širdelė plaks greičiau. Nerimas,
kartais žmogus sako, nejaučiu jokio streso, nėra jokių priežasčių, bet yra nerimas. Tai gali būti vienas iš hipertireozės simptomų. Labai dažnai krenta svoris. Tokie žmonės dažniausiai pasako, kad jie valgo viską ir daug, bet svoris neauga. Tai čia viena iš priežasčių, kada skydliaukė yra hiperfunkcija. Karščio netoleravimas. Jeigu čia mes turėjom prie hipotireozės šalčio pojūtis, tai žmonės, kurie turi aktyvę skydliaukės funkciją ir per daug aktyvę, tai jie netoleruoja karščio, nes jų metabolizmas yra padidintas ir automatiškai tie žmonės sakys, man reikia, kad būtų vėsiau patalpoje. Toliau išreikštas prakaitavimas, sumažėjęs lytinis potraukis, irgi gali būti dėl skydliaukės problemų, nemiga, viduriavimas, toks netradicinis simptomas skydliaukei, išverstakumas arba didelės akys. Tai reiškia, kad esant skydliaukės hiperfunkcijai, hipertireozei, audinys už akies, sakykime taip liaudiškai, išbrinksta ir tada stumia akies obuolį į priekį. Ir ko pasekoja, akis išryškėja, ta prasme, akių orbitoj kaukolės, jos pasistumia šiek tiek pirmyn. Ir toks žmogus atrodo kaip su tokiom didesnėm akim. Tai va čia irgi gali būti vienas iš skydliaukės, kaip sakant, sutrikimo požymių. Dabar kaip skydliaukės funkcija yra reguliuojama hormonaliniam lygmenyje. Tai aukščiausias centras, kaip matote, yra hipotalamusas. Hipotalamusas, pats žodis sako hipo, tai yra žemiau, o talamusas reiškia smegenų centras, kur sueina visa jutiminė informacija. Tai reiškia tam tikras centras, kuris yra išsidėstęs po talamusu. Tai hipotalamusas, jis pagamina tokį hormoną, kuris vadinasi TRH, Thyroid Regulating Hormone. Tai va tas hormonas liepia hipofizei, žemesniam centrui, gaminti kitą hormoną, kuris vadinasi TSH. Turbūt daugumą esate darę tyrimų ir kraujo tyrimuose būna T3, T4, TSH. Tai va TSH reiškia Thyroid Stimulating Hormone. Skydliaukę stimuliuojantis hormonas, jis verčia skydliaukę dirbti. Tai reiškia, kad jeigu tas hormonas yra padidintas, vadinasi skydliaukė neatlieka pilnai savo funkcijos. Ir hipotalamusas nuolat vers hipofizę gaminti vis daugiau to hormono, kad skydliaukė aktyviau dirbtų. Ir žemiau po hipofizės esantis organas yra pati skydliaukė. Reiškia tas fabrikas arba tas darbininkas, kuris turi pagaminti mūsų pagrindinius hormonus. Tai yra T3 arba trijodtironiną ir T4 arba tetrajodtironinas. Jeigu žiūrėt procentaliai, tai T3 pagamina apie 10%, o T4 pagamina 90%. Ir dabar čia yra toks vienas niuansas. T3 yra 10 kartų aktyvesnis už T4. Ir labai dažna problema būna, kada sutrinka virtimas iš T4 į T3. O norint, kad tas procesas vykstų sklandžiai, reikalingas yra selenas. Turbūt girdėjo tokį mikroelementą seleną. Tai va jis kaip tik atlieka tą funkciją, paverčia T4 į T3. Skydliaukė dar pagamina tokį T3 reversinį hormoną. Jo pagamina apie 1% nepilnai. Tai jis yra toks, sakykime, hormono, ne tai kad metabolitas, bet pagalbinė medžiaga pasigaminti sekantiem hormonam. Gal taip įvardinti. Tai va, tokia būtų reguliacija. Jeigu tai primint kineziologiškai, kad už skydliaukę atsako mažasis apvalusis raumuo, tai jis yra šitoj vietoj po dygliu, o testuojamas yra paprasčiausiai žmogus atlieka išorinę žasto rotaciją, mes duodam pasipriešinimą. Jeigu raumuo silpnas iš abiejų pusių, galima testuoti abi pusės vienu metu,
Tai reiškia, kad tas raumenėlis visiškai nefunkcionalus ir mūsų skydliaukė yra hipofunkcijai. Tada mes ieškom priežasčių. O apie priežastis kitam video.